profesorių habilituotą daktarą Kazimierą Mėnį, kuris kalbės apie emancipaciją nuo žmogaus politinės jėgos leidžiantys įstatymai. Ši tema yra labai man artima, nes rašiau doktoratą Influenza dei diritti giuridici nella socializzazione del popolo lituano, juridinių sistemų įtaka socializuojant lietuvių tautą. Rašant šį darbą, teko pažvelgti, kaip romėnų teisė, tarptautinė teisė, religinė teisė, katalikų bažnyčios ir civilinė teisė kūrė lietuvių tautą. Viename iš puslapių pirmajame buvo ir toks sakinys: dėkoju visiems tiems, kurie man padėjo augti kultūrinėme ir mokslinėme pažinime. Šiandien esu labai patenkintas, kad galiu padėkoti savo buvusiam darbo moderatoriui Desimonai, kuris yra Laterano universiteto prorektorius. Taip pat esu labai galiu padėkoti koreliatoriui profesoriui Bonomo ir taip pat mielam profesoriui, kuris buvo taip pat mano darbo koreliatorius Falki, kuris dalyvauja šiandien ir mūsų konferencijoje. Tai dar kartą tik parodo, kad Lietuva, Italija yra viena Europa. Ir aš prisimenu, kaip Lietuvos vyskupai ragino stoti žmonės į Europos Sąjungą, sakė, mes sugrįžtam kaip vaikai pas motiną. Neseniai pavasarį Mykolo Romerio universitete vyko taip pat konferencija embrioninių kamieninių ląstelių klausimais. Toje konferencijoje dalyvavo iš Milano viena profesorė Klaudija Mazzucato, baudžiamosios teisės profesorė. Ir pokalbėje jis sakė, kaip mes džiaugiamės, kad jūs atėjote į Europos Sąjungą. Jūs įnešat naują. Todėl, kai šiandien kalbam apie Europos Sąjungą, mes turim kalbėti ir apie Europos Sąjungos identitetą. Visiems mums gerai žinoma, kaip pati Europos Sąjunga šiandien nedrįsta savęs įvardyti kaip krikščioniška. O mums visiems gerai žinoma, kad Europos Sąjunga yra pastatyta ant Biblijos, romėnų teisės ir graikų filosofijos. Atmetus šitai mes ieškome naujadarų. Ne veltui tikriausiai ir pasirodė knyga Italijoje 2005 metais Eugenijos Ročelė ir Liučetos Skarafajo knyga Contro il Cristianesimo, prieš krikščionybę, ir Suvienytų nacijų organizacija, o taip pat Europos Sąjunga yra įvardyma kaip nauja ideologija. Kai šiandien mes kalbam apie šitos dalykus, mes tuomet negalime pamatyti, kodėl šiandieninis žmogus turi kalbėti apie savo tapatybę. Šiandieninis žmogus nevengia parodyti savo asmens tapatumo ir gal dar daugiau savo individualizmo. Bet kas tas yra tapatumas? Šiandieninis žmogus yra pasimetęs. Ir šiandien mes jau nekalbam apie statusą tiek žmogaus, o kalbam apie vaidmenis. Nes statusas yra stabilesnis dalykas ir iš užimamo statuso plaukia vaidmuo. Šiandien mes matom, kaip vaidmenis atlieka motina, vaidmenis atlieka tėvas, ir tuomet mes prieinam prie netradiciniams savo pasirinkimams, suteikus nevaržomos laisvės išvestinių teisių. Mokslo tolerancijos ar demokratijos dimensija atrodo pakeičia būtent šitie dalykai. Dar mumyse yra gyva supermeno mito galia.
Ir čia galėtume mes prisiminti jau amžiną atilsį Kristoferį Ryvą, kuris buvo laikomas Deus ex machina. Tai kartu antgamtiškas ir mechaniškas, nukreipiantis šį pasaulį teisingumą dėka technologijų žingsnis. Ir jis nenorėjo susitaikyti su trapiu savo kūnu, norėjo labai gyventi ir tiesiog prieštaravo gamtos dėsniams su savo noru gyventi. Jis norėjo kamieninėmis ląstelėmis paprastai pasiekti, pataisyti ir regeneruoti tai, kas yra pakenkta. Ryvas tikėjo embrioninių kamieninių ląstelių tyrinėjimais ir kaltino Amerikos prezidentą Bušo administraciją, kad jis sutrukdė tiems tyrinėjimams, kad ji gyvena viduramžių moralės pasaulyje ir tiesiog buvo sulyginta su jehoviečių nuostata, kurie nepritarė kraujo perpilimui. O JAV prezidento administracija tapo priešiška mokslui ir pažangai. Mes galėtumėm tuomet tuo pačiu klausimu pažiūrėti, kaip sprendimus daro Europos Sąjunga. Europos Sąjunga tuo klausimu pasisako daug lengviau. Dabar mūsų visų žvilgsnis yra nukrypęs į lyties pakeitimo klausimus. Ir galbūt užsieniečiam tai bus tikrai įdomus ir svarbus dalykas. Mes visi laukiame atsakymų, ką pasakys Europos žmogaus teisių teismas, nes yra byla, kuri turėtų atsakyti klausimą, kiek buvo pažeistas to asmens teisės. Buvo šiandien kalbama apie mass media gigantus, kurie ne visada kalba ir keletas problemas diskutuoja visuomenėje. Ir pažiūrėkime apie tą atvejį, kur asmuo pasiskundė Europos žmogaus teisių teismui, aprašė Ekstra žurnalas 42 ir 43 numeriuose. Buvo rašyta, kad 1998 metais tuometinė Vilniaus Raudonojo kryžiaus ligoninėje niekas nesidomi, kas vadovauja tai ligoniniai ir kokios partijų atstovai ją remia. Nurodžius kitą vyrišką vardą, nors buvo moteris ir pavardę, buvo pradėta ligos istorija bei skirta vyriškų hormonų terapija. O 2000 metais gegužės 3-9 dienomis atlikta dalinė lyties keitimo operacija. Skaitant civilinio kodekso patvirtinimo įsigaliojimo ir gyvendinimo įstatymą rašoma, kad civilinis kodeksas, kur ten yra grindžiama, kaip ir žurnalistai rašė, įsigalės nuo 2001 metų Liepos 1 dienos. Taigi sugretinkim 98 metai ir 2000 metai. Dar neveikia civilinis kodeksas, kuriame yra pasakyta, kad galima keisti lytį atsiradus įstatymui. Iš esamų archyve įrašų matyti, jog dėl ginekomastijos, tai krūtų hipertrofijos, atlikta krūtų šalinimo operacija. Suprantant, kad vyras paguldytas, kuris turi problemų. Vadinasi, suklastojus diagnozę, kuri gydoma tik stacionare, paslaugas iš ligonių kasų galima uždirbti. Pasirodo, kad Lietuvoje ligoninės turėjo net 90 atvejų, kai už ginekomastijos gydymą iš privalomojo sveikatos draudimo fondo gavo pinigų. Taigi, kaip matom, iš kur plaukia, pas mus tokių dalykų nebuvo ir vėl mes laukiam atsakymų, ką pasakys Europos žmogaus teisių teismas. Kaip įvertinti šitą dalyką? Teko man kalbėti su teisininkais, kurie taip pat. Europos Sąjungos teismas pasakys, kad Lietuva kalta, reikės užmokėti ir tuos dalykus įtvirtinti. Anaiptol tuomet, kodėl niekas, pavyzdžiui, nediskutuoja šito klausimo? Kodėl tai pasitiko? Kas tai darė? Tik tai kalba, kad Europos Sąjungos teismas
leis ir įpareigos Lietuvą keisti lytį ir priimti įstatymą. Ir galbūt neatsitiktinai teko susidurti ir su tokia problema. Netgi teko paskui rašyti ir straipsnį, ar laisvamanybė, kai politiškai privilegijuota ideologija, nepažeidinėja tradicinių religinių, bendruomenių ir bendrijų teisių. Lietuvoje tokių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų yra pripažinta 10. Suprantama, katalikybė yra gausiausia bendruomenė, bet visos bendruomenės kažkaip tai neapsijungia ir tokiu būdu nesukuria savojo identiteto. Ir atsitiko taip, tikriausiai prisimename tą atvejį, kai viena Seimo narė turėjo išvažiuoti į Pietų Ameriką, Braziliją ar Peru, organizuojamus renginius, kuriuos organizavo katalikai už laisvą pasirinkimą. Ir taip pat kita organizacija, katalikai už parlamentinis Europos visuomenės plėtros fondas. Tos parlamentarės išvyką būtent parėmė ir jie. Jeigu mes pasižiūrėsime į katalikai už laisvą pasirinkimą, į tą organizaciją, pirmiausia, kas jai vadovauja? Jai vadovauja buvusi vienuolė, kuri negalėdama pakęsti, kaip atrodo nėščia moteris, sterilizavo save. Ir tokiu atveju, kaip matom, mes žiūrime tenai ir žiūrime, ką pasakys didieji. Taigi, kitas atvejis – katalikai už laisvą pasirinkimą. Šitos dvi organizacijos netgi, maža to, kad jie vysto proabortinę veiklą, šitos dvi organizacijos deda visas pastangas, kad apaštalų sostas būtų panaikintas iš Jungtinių tautų organizacijos. Taigi, kaip matom, Lietuvos politikai tuo nesidomi. Taigi, kaip matom, mes praradom ne tik tai savo asmeninį identitetą ir gyvename krizėje, bet ir katalikiškąjį identitetą. Jeigu kalbant apie katalikišką identitetą, aiškiai yra apibrėžta kanonų teisėje, bažnytinėje teisėje, kas gali būti laikomas kataliku ir vadintis. Netgi Lietuvos Respublikos sutartyje su apaštalų sostu irgi pasakyta, kad tik tais ordinaro leidimu. Kai skaitome Teisingumo ministerijos įstatymus, mes matome taip pat, yra pasakyta, Lietuvos Respublikos pilną arba nepilną pavadinimą gali vartoti ta organizacija, kuri gauna Teisingumo ministerijos pritarimą. Taip pat ir kitas punktas, katalikų bažnyčios katalikų pavadinimą, tas, kas gauna vyskupo pritarimą. Taigi, stengiausi kuo daugiau pavyzdžių duoti, kad tikrai mes kaip katalikai, kaip krikščioniška tauta sugebėtumėm apginti savo identitetą ir žmogiškąjį orumą. Ačiū visiems.